socialdemokratai, jums buvo duota jums teisė. Duota teisė jums iš tikrųjų kurt vyriausybę. Rupūžėlė tu mano. Ir jūs vėl elgiatės kaip karklas. Tai jūs atiduodat tą, tai jūs atiduodat, o paskum normaliai Seime sakot, matot, mes esam konservatorių vertybinės. Užsienio politikos. Tai jeigu jūs norit būti įkaitais, tai jūs ir būkit įkaitais, bet jau blemba, nors atsiprašau už tą žodį, nesigirkit ant viso pasaulio, kad jūs galite valdyti. Sakykit, mes neįgalus. Neįgalus mes ir viskas. Ir pasikarkit, mes atėjau, ačiū, kad suteikit, mes pagyvensim tos 4 metus, pasitengsim išlaikyti, ir išeisim į nebūtį. Tai nereikia vaidinti šikančių katino, atvirai kalbant. Nereikia. Negebat, eikit lauk po 100 kalakutų, o jeigu norit ir jeigu gebat, tai prisijimkit atsakomybę visą. O nekaltinkit, Budriui atidavėm, kadangi prezidentas nesutiko, jam nepatiko tas 5, 6. Prezidentas gali sakyti, kiek nori, jis nėra. Jeigu iki šiol jis nebuvo ir niekados nebus politikų. Jis yra paprasčiausiai normalus vykdytojas. Pažiūrėkit, iš kur atėjo. Finansinis kapitalas, atidirbęs daugelį metų, vestas to pačio finansinio kapitalo į priekį, jis turi savo užduotis. Žmogus, aš puikiai suprantu, nereikia iš jo reikalauti, velniai žinau ko, to labiau, kad jis yra tikrai, kaip ir mūsų visa vyriausybė, panašiai reiškia neįgalus. Aš jau kiek kartų esu sakęs, tas, kas duoda pinigus, kas užsako muziką, tas ir šokį deda. Kol mes va šitaip žiūrim, tol mes ir būsim neįgalus. O noras perimt valdžią į savo rankas, perimt piniginius rautus, kurie buktai turėtų būti, nors tai yra šakimis ant vandens rašyta, yra problema. O tos opozicinės jėgos, kurios yra nesisteminės jėgos, kurie praktiškai šiandien, sakykime, nebijau sakyti, o ir aš kažkokią prasme priklausau, numylėjai, mums reikia pradėti mąstyti. Baig tarpusavį ėstis. Baig tarpusavį aiškintis, koks aš gražus, koks aš geras, užtenka vyriausybei. Daukanto aikštėje stovi gražus, aukštas ir geras. Blogas ir neblogas, aš nepažįstu jo, nežinau, aš matau tik tai per televizorių. Aš prezidentas aukštas, gražus, kai po darbų parvarau į namus. Tai lygiai taip pat kaip susėda, mes esam vertybinių konservatorių ir iškiekrinai politikos įtaka. Įkaitais, mielieji, man juokinga šitai, atvirai kalbant, net girdėti. Padėkit jūs tą mandatą ant stalo ir eikit jūs velniop iš to Seimo, jeigu jūs šitaip šnekat. Jeigu jūs matot problemą, kad būtent tame yra, tai pakeiskit tos vertybinius. Nebūkit įkaitais. Imkitės ir nebijokit, tai dabar kažkas tai kažką tai pasakė, ėmė ten kažkur tai pasiuntė. Da nusispjaukit jūs vieną kartą, žinot, kas gali veikti, kas gali valdyti, kas gali būti ministro pirmininku ir statykit jį, jums užtenka jėgos. Užtenka jums jėgos šitoj situacijoje. Tai pastatykit tą žmogų, nesvarbu iš kurios grupuotės, jeigu jūs norite išlikti kaip politinė jėga. Ir eikit į priekį. O dabar į visos pusės žiūrit. Kvailių šaika, garbės žodis esam jau. Aš jau nekalbu apie kultūrinį kodą, apie tai, kad mes sugriovėm ir mes patys nesuprantam, ką darom. Rykštės mums reikia didelės ir geros rykštės. Bet ta rykštė, kurią atnešt ruošiasi Tėvynės sąjunga. Aš manau, kad taip yra. Bus labai, labai nemaloni mums, nes mes patys ją leisim atnešti, kad mus plaktų. Problema? Taip, problema. Socialdemokratai. Ant palinkusio karklo visos ožkos myža. Man gaila, atvirai kalbant, ir liūdna, kad jūs tokie.
negebat susijimti ir pažiūrėti iš tikrųjų ir bijot kiekvieno lapo jūstelėjimo. Neduok Dieve, kas nors apie ką pasakys, nėra pasaulyje žmonių, gyvųjų tarpe šventųjų nebūna. Bet aš sutinku eiti aukotus, sutinku eiti prisimti atsakomybę. Bet aplinkui sakys, palaukit, bet juk jūs nesat šventas ir švarus. Parodykit man tą šventą ir švarų šiai dienai jūsų Seime arba vyriausybei. Arba iš vis Lietuvoje tą šventai. Parodykit. Seniai pasakyta, viskas aišku. Galų gale atsiverti kokius tai 2000 metų senumo tekstus. Ir ten viskas pasakyta. Nėra tokio. Pažvelk, žąją žemę. Kokia daugybė asilų Alachas gana. Mielieji, nebūkim asilais. Nebūkim asilais. Iš tai dėl ko Europa ir blūdė tas elitas, nes jie puikiai supranta, kad ta maitinimosi terpė visiems Europos parlamentarams, komisarams ir taip toliau bus atimta. Dar jie bus ir kišenės iškratytos. Taip sakant, išėginai visų jų. Ne vienas nenori šito. Ir pabėgti nebus kur. Sakykime, Gabrielius, mes grįžtam prie buvusio, mūsų reikalų ministro, nedurnai sumastė, Graikijos, kažkokią tai saloj vilą nusipirkti. Vis tiek tai yra bent jau tokia rizika menkesnė negu, sakykime, mūsų kraštuose. Bent jau karo atžvilgių, konflikto atžvilgių panašiai. Mes sėdim ant parako bačkos, kaip sakyti. Ir mes niekur nuo tos parako bačkos nenulipsim artimiausių laikų. Taip yra pinigų pasaulis, pinigų valdžia. Jeigu nutrauks paramą Jungtinės Amerikos valstijos, tai ką darys? Ar mes turim iš ko remti? Tai visą pinigais, pinigai, nešaudo pinigai, supraskit, pinigais, tu gali kiek nori sutepti, tos pinigus su meduma, kiek tu gali, net jeigu prarysi tam tikrą šmotą, tų pinigų sukramtyši, šiaip taip neprašyksi paskui. Turi pagal tą programą, kad mes norim dar pratęsti. Supranti? Mes šito žiauriai bijom. Neduok Dieve, jeigu bus paskelbta, kad Rusija laimėjo. Tai čia reikės tada nusišauti visiems mūsų, atvirai kalbant, dabartiniams politikams, ypatingai seniesiems, ypatingai Tėvynės sąjungos ir prezidento aplinkoje esantiems. Mano ranka automatiškai siekia pistoleto kabulo. Teikit velniop.